Mano Facebook'o profilyje siūlo parsisiųsti knygą. Plagiavimas, dainų vogimas yra pakankamai dažna situacija. Tai nebūtinai reiškia, kad žmogus blogas yra. Tiesiog galbūt jisai nesupranta, kuom skiriasi tikras daiktas nuo netikro daikto, kuom skiriasi autorinė kūryba nuo materialinės paprastos kažkokios nuosavybės. Tokios platformos kaip AliExpress ar panašios, jos siūlo tos padirbinius, siūlo tą netikrą produkciją ir kartais netgi negali suprasti, jinai tikra, netikra ir turi būti jau toks ekspertas, norėdamas susigaudyti. Tai aš tiesiog siūlau dar kartelį suprasti, kad vardiniai daiktai, brangus daiktai, noras atrodyti taip, kaip atrodo žinomi žmonės, žvaigždės, jisai nėra gyvenimo tikslas ir gyvenimo prasmė. Parašiau knygą, mano Facebook'o profilyje kilo diskusija apie knygą ir kur ją galima įsigyti. Ir vienas geras žmogus atsirado komentaruose, kuris tiesiog pradėjo dalintis nuorodą į torrentus, kur galima parsisiųsti mano knygą nemokamai. Ir sako, štai, čia yra knyga, čia galit parsisiųsti, o jeigu jums reikia, galit parsisiųsti knygą nemokamai. Ir tai vyksta mano profilyje Facebook'o ir aš suprantu, stebėdamas šitą situaciją, kad kaip stipriai žmogus nesusigaudo, nesusivokia realybėje. Kad mano Facebook'o profilyje siūlo parsisiųsti knygą. Ir aš jam tada, net ne aš, ten kiti žmonės parašo, sako, bet kaip tau čia viskas gerai atrodo, tu gerai jautiesi, siūlydamas tokius dalykus. Ir tik tai po kurio laiko žmogus suprato, ką jisai daro ir kad jisai tokiu būdu iš manęs atima galimybę užsidirbti, iš visos komandos, kuri dirba su ta knyga, galimybę daryti, leisti. Plagiavimas, dainų vogimas yra pakankamai dažna situacija ir kartais atsitinka, kad tai padaro žmogus netyčia, nes iš tikrųjų visos melodijos jau yra sukurtos. Ir kartais būna, kad kažką parašai ir tik tai po kurio laiko supranti, kad jau panašu į prieš tai parašytą kūrinį. Bet būna ir konkrečių vagysčių, pavyzdžiui, kaip Ko tau reikia, kad mylėti yra tokia daina, visai nesenai nuskambėjusi. Įrodyti, kad įvyko vagystė, nėra sudėtinga. Yra paprasčiausios sekos, natų, tam tikri skaičiai, atsikartojimų, pagal kuriuos galima nustatyti, kad štai tai yra plagiatas. Tai šiuo atveju buvo plagiatas. Už kiekvienos dainos, už kiekvienos knygos stovi autorius ir jam turi būti atlyginta.